Tardamčiam. Šitų sviestų mačiutės labai patinka su datulėm. Pica. Labas rytas, sveikinu su jumis iš Palangos. Aš jau Lietuvos čempionate, šiandien yra penktadienis, tai šiandien bėgsiu 400. Galvoju padaryti tokį gal kaip savaitgalį su manim, nes šiandien bėgu 400, rytoj turiu laisvą ir sekmadienį bėgu 800. Gal parodysiu, kaip atrodo ta varžybų diena, kokios emocijos yra po varžybų, kaip aš jaučiuosi, ką veikiu dieną po varžybų, prieš kitas varžybos, tai gal visai būtų smagu pafilmuoti. Dabar eisiu pavalgyti pusryčių, 8 ryto. Let's get the day started. Man startas tik tai 5 valandą. Aš žinokit, jau nebegaliu. Aš kiekvieną kartą, kaip apsistoju šitam kambarį, su šita kėde, aš susitrankau visus savo kojų pirštelius. Šitos kėdės atrama jinai atsikišus ir aš niekada nematau, jūs pažiūrėkit. Žinokit, aš taip atsitrankau, ką tik vėl trenkiau, negaliu. Žinot, kaip pirštelį trenki, kaip skauda. Šiandien rytą pradėjau nuo kefyro. Kaip žinot, aš labai mėgstu savo probiotikų jogurtą, bet Lietuvoje kažko panašaus aš bent jau nerandu. Tai išgeriu kefyro su savo vitaminais ir dar nusipirkau, kaip ir minėjau, šitus Sun 305 tumeriko ir džindžerio šatukus. Ir dar ką jums norėjau parodyti. Taigi aš nusipirkau tokį dėklą vitaminams ir čia surašytos dienos. Čia visai savaitėjai. Čia parodyti, kad neiškristų. Ir aš taip susidedu ryte ir vakare. Pavyzdžiui, šiandien aš išgeriau ryte ir čia jau vakare yra. Tai žiauriai fainas dalykas, daug lengviau, negu tiesiog imti kiekvienus vitaminus ir atidarinėti. O čia susidedi viską savaitę ir labai lengva ir paprasta. Jeigu žinot, kur pirkti kažką panašaus, tai tikrai rekomenduoju, nes man žiauriai patinka. Tiesiog įsimeti va tokį vieną, jeigu savaitę kažkur išvarai ir rami galva. Šitas raiškės apkepas, žinokit. Man, kaip žinot, pusryčiai saldžiai patinka. Treneriai irgi. Aš jums dar nerodžiau savo mašiniuko gal, bet žinokit, nu labai. Papusryčiavau, dabar lėkiu iki parduotuvės, nes pamiršau skustuką, dar reik nusipirkti. Ir pasižiūrėsim, gal dar užlėksiu susitikti su šeima, nes mano šeima čia. Pasižiūrėsiu, ką jie veikia, gal išėjo prie jūros, gal ne. Atvažiuoju į Maksimą, nes Eurokosas visada Palangoj būdavo Maksimoj. Ir nebuvo Eurokoso, nuėjau į Maksimą pasižiūrėti, nieko gero nėra. Tai tiesiog nusipirkau burnos skystį skalavimo ir šepetėlius tarpdančiam valyti. Ir išeinu žiūriu, yra naujas pastatas Portlandas ir pasižiūrėjau, kad Eurokosas čia prie pat. Nuėjau po 9:30, atsidaro po 9:05. Tai šočiu. Sėdžiu mašinai, laukiu 15 minučių, ne aš viena laukiu, matau, žmonės irgi laukia. Labai keistas laikas po 9:05. Aš jau grįžau. Padarom haulą, ką aš nusipirkau. Skustukai, ko man nereikėjo, bet žinoma, aš nusipirkau daug daugiau dalykų, negu man reikia. Skalavimas skystis. Tada baksienų ir antakių šepetukas toksai. Dantų tarpų šepetėliai. Pasiėmiau tokį šepetuką, nes neturiu šepetuko highlighteriui. Pasiėmiau tokį Got to Be Hair Stick, tai čia toksai kaip baksas plaukų. Losjoną. Deginimosi aliejų. 8 SPF. Ir viskas. Toks mano haulas. Eisiu dabar pačilinti ir eisim prasibėgti 12 minučių pramankštą. O kiuks, aš susirašiau padaryti šeikiautą, biški užsiredagavau su Reelsu, nes ką tik papostinau Reelsą prieš varžybinės treniruotės ir reikėjo biški pakeisti kelis dalykus. Jau pradedu gal 30 minučių vėliau nei kada planavau, tai dabar einu padarysiu šeikiautą. Liūdnokai biški nėra, bet it is what it is. Aš jau rašiuosi, bet žodžiu, žinokit, man kažkodėl labai aplink čionais išsausėjęs oda yra. Ir aš galvoju, gali būti, nes aš naudojau retinolio serumą visai ilgai. Dabar jau nustojau.
Bet man kaip nepatinka, nes atrodo žiauriai, žinau, kaip užsidedi makiažą ir matosi taip, kad oda biški netolygi aplink lūpas. Tai tikiuosi, kad praeis. Žausi, padarysiu plaukus, apsirengsim. Ir jau lėksim dabar kažkur po 2:30. Manau, kad išvažiuosim po 3:10. Startas po 5:25. Susitiksiu su Kinezu 4 valandą. Žiūrėkit, čia tas Got to Be stikas ir žiauriai gerai. Aš pabandžiau biškį naują šukuoseną, šone pasidariau skyrimą ir va bandau tuos Man čia būna kartais grifkutės skraido, tai aš taip susilyzinu. Labai lengva, tiesiog taip pasidarai ir viskas, žinokit. Cutie. Pasimsim su savimi jau ką. Dar biškį mėgsiu su šukytėm gražiai prašukuot, kad taip gražiai priliptų. Parūkose, jeigu norit. Man atrodo, žinokit, net paskutinį paėmiau aš čia Palangoj. Liuks, žinokit. Užkandu bananą su riešutų sviestu. Man šitas labai patinka su datulėm iš Rimeko. Ir pasimsiu dar geliuką Morteno juodą. Mano mėgstamuose produktuose yra įdėtas. Man labai, žinokit, patinka bananas su riešutų sviestu. Ir dar, ką turim būtinai pasidaryti, yra kavytės. Pasiėmiau puodelį ir pasidarysiu 2 šotus espresso. Aš mėgstu išgerti iškart prieš apšilimą, tai valandą iki starto. Man veikia geriausiai. Anksčiau gal atsižymėsi. Atvestai čia atsižymėsi. Dabar žiūrėk. Aš tik ėjau pro duris, pasiėmiau kombučios, labai gert noriu. Ir leidžiuosi vonę, pasidarysiu šaltą vonę. Apie startą šiaip nesakyčiau, kad esu labai patenkinta. Galvau, kad jausiuos geriau ir galvau, kad greičiau subėgsiu. Tikrai norėjau bėgti iš 54. Žinoma, aš gal ne taip pajaučiau, bet kalbėjau su Modesa, kad buvo tikrai visai vėjuota. Nežinau, ar tas prisidėjo, nes šiaip aš jaučiuos labai gerai. Šiaip gal aš esu biški delusional, nes aš vis tiek bėgu 1:30 ir 8 ir bėgti greičiau nei per 4 minutės 1:30 ir tada 8. Vis tiek mano 800 eina daugiau nuo tos ilgesnės pusės, negu sprinto, tai ne visada gali bėgti greitai tiek ilgesnės distancijas, tiek trumpesnės. Tai truputėlį gaila, bet yra kaip yra. Dabar susikausime 800, tik labai gaila, kad bus vėjuota sekmadienį ir nemanau, kad pavyks bėgti rezultatą, bet bandysiu padaryti, ką galėsiu. Visgi tai yra mano rungtis, noriu pasimėgauti ir žiūrėsim, kaip seksis. Vis tiek smagu dalyvauti Lietuvos čempionate ir labai jūsų daug priėjo ir nusifotkino ir pasveikino, tikrai labai labai smagu. O dabar aš eisiu pasidaryti vonę, eisim nusipraust, pavalgyti ir turbūt pailsėti. Nu, žinokit, maišas neblogas, gal šitą. Nieko, gerai. Čia, kad sakote, aš labai paprasta, tai va tiek paprasta, kad atrodau kaip ten dujų vonė, žinokit. Spėkit, kas mane ryte šiandien prikėlė. Lietuvos dopingas. Bet nieko tokio, viską pasidarėm. Šiaip nustebino. Mėgau su ausinukais ir aš lygiai ir išgirdau, kad kažkas barbena. Išėmiau ausinukus, galvoju, nu pamėgosiu, pažiūrėsiu, gal dar pavaldens. Ir pavaldeno, tai iškart jau supratau. Po 7:15 atėjo, pas mane 7 buvo nustatyta, sakau, tai jūs gal nuo 7 ir baldeno, čia aš negirdėjau. Va, nieko, eisim susiruošim ir eisim pusryčiauti. Aš dažniausiai nelabai gerai mėgau po varžybų, nes aš jaučiuos labai įsikrovus, bet po 400 jaučiuos visai normaliai. Tai šiandien šeštadienį, šiandien man laisva diena, rytoj bėgo 800. Ai, dar pamiršau, kad eisim prasibėgti kažkiek. Nežinau, 4 mylias, manau, lengvai. Ir gal kelis nubėgimus pasidarysim. 4 mylias, tai 6,4 kg. Parašė treneris, kaip jaučiuosi apie 400, tai dar netrašiau, bet galvoju pasidalinsiu su jumis. Laikas tikrai nėra prastas, viskas su laiku yra okei. Žinoma, aš norėjau bėgti greičiau, tikėjausi bėgti iš 54. Bet kas labiau mane gal įtakoja, net nežinau, slegia, kad aš gal nesijaučiu tokia stipri tose 400. Man labai lengva sakyti, nes mes bėgom pirmus praktiškai 200 visiškai prieš vėją. Ir kai tu bėgi pirmus 200 prieš vėją, nu mes labai daug jėgų atidavėm. Ir paskutinis tas 100, jisai, nu turbūt tiesiog jau aš buvau išnaudojus daug daugiau jėgų, negu reikėtų.
Ir tas mano paskutinis 100 nebuvo toks stiprus kaip visada, nes dažniausiai aš užbėgu tos paskutinius 100 metrų, tai gal man tas labai įstrigo, kad aš neužbėgau jų. Ir sakau, mes esam patys didžiausi savo kritikai. Ir pradėsiu dirbti su sporto psichologija kitą savaitę. Šiaip sporto psichologas yra, aš manau, kad labai labai geras dalykas, kai tu esi tokiam aukštam lygiai. Ir va tokiuose situacijose, kaip reikia su visą tai dylinti, esi patenkinta savo rezultatu, ar turi kažkokias didesnės expectations, nori daugiau, nes pavyzdžiui, su kuo aš susidariu, kad aš visada noriu daugiau, man niekada neužtenka. Tai aš noriu pasikalbėti tuo klausimu, pasižiūrėti, kaip mes galim tiesiog ties tuo dirbti, nes manau, kad man sporto psichologas tiesiog gali pasakyti, kaip galima su tuo susidoroti. Manau, įsireikšti, bet man ne visada pavyksta, žinokit, tai tikiuosi, kad suprantat. Visai laukiu mūsų to susitikimo, ne susitikimo, mes per Zoomą susiskambinsim ir, man atrodo, per Zoomą. Susirašiau valgyti, bet dar norėjau parodyti šitą setuką savo. Žinot, man jisai primena kaip Gabriela Solis iš Desperate Housewife, nusivylusios namų šeimininkės. Ir aš pirkau šitą iš Nike, Lietuvoj, žiemą berods, šitokį ir dar tą kreminę spalvą. Aš visiškai apsėsta esu šitai, žinokit. Jeigu tik būtų dar, nežinau, nors man juoda tai 10 iš 10. Nežinau, ar dar yra Nike, bet aš kaip nusipirkau, iškart pasiėmiau 2 spalvas, nes labai labai gražus. Šiandien pusryčiai visokie. Ką tik prasibėgau 6,4 kilo, pasidariau 15 sekundžių nubėgimus 4. Tokia ta mano šiandien sporto diena, labai lengvai po 400 vakar ir rytoj lauks manęs 800 ryte. Lėkiu iki cirkleko, pasimsiu šaltą kapučiną, man taip skanu ir pasibūsiu šeima lėkiu. Aš žinokit, šiandien jaučiuosi žiauriai pavargus ir man yra toks dalykas, kad man jetlagas pasijaučia vėliau. Tai grįžau, dabar yra beveik 6 valandos ir mum vakarienė tik po 8:15, nes kažkas vyksta viešbutį ir aš nusprendžiau, kad aš jau noriu valgyti, tai užsisakiau pizzą, važiuosiu dabar pasiimti. Pavalgysiu ir manau tiesiog eisiu šiandien anksčiau miegoti, nes man rytoj startas po 11:30, tai reikės tikrai anksti atsikelti. Tai noriu duoti savo daugiau miego, kadangi ir dopingas šiandien atėjo, tai gal būčiau ir ilgiau miegoju, žinoma, tai noriu pavalgyti ir tiesiog pailsėti, pažiūrėsiu gal kokį Netflixą ar dar kažką. Patvirtino mano orderį, sakiau, iš balto vagonėlio prie Rimidžio Palangoj. Nemanau, kad esu bandžiusi pizzą, tai bus įdomu pabandyti. Normatekai. Pizza. Čia, kad rytoj vėjas ten dupūstų. Kaip matot, buvau tikrai alkana. Pavalgiau. Pradėjau žiūrėti The Ultimatum Netflix'e, tai visai įdomu, ne pirmas kartas kaip žiūriu, bet tik dabar pamačiau, kad išėjo su naujų sezonų. Happy Race Day! Pasižiūrėkit. Man miego 9:30 minučių, čia yra pelekas. Tai tikrai rodo, kad buvau žiauriai pavargus. Gerai išsimiegojom. Tikėkime, kad ne per daug, nes šiaip kartais būna, kai per daug mėgiu, žinokit, po to gaunasi tas kitoks efektas, kad jauties tokia pritriekšta, tokia šitaškis gal. Aš jau beveik susiruošus, bet žinokit, aš taip nervuojuosi dėl to vėjo, nes bėgti vienai jau yra ką veikti ir dar bėgti prieš vėją ir kai žinai, kad esi formoj ir nori greit bėgti ir žinokit, žiauriai nervuojuosi ir kas keišiausia, kad aš nervuojuosi ne dėl kažkaip kaip bėgti ar panašiai, bet dėl vėjo ir ten žodžiu. Tai žiūrėsim, kaip bus, tikiuosi, kad nebus labai blogai. Aš jau po varžybėlių sekės neblogai, tikrai norėjau bėgti greičiau, bet kartais bėgti vienai būna gerai, bet kartais tiesiog pritrūksta. Tikrai forma yra, manau viskas yra gerai,
tęsim pasirašymą dabar Europos čempionatui, tikrai gausiu gerą darbą iš šios čempionato, biškį pasiaštrinau, gavau greičio treniruočių, kas man, kaip žinot, nėra labai artimas dalykas, mes daug nedarom greičio treniruočių, esu laiminga dėl to. O dabar lėkiu su draugė vakarienės, pasidėsim. Aš jau grįžau po vakarienės, norėjau užbaigti šitą vlogą, tai ačiū, kad žiūrėjot šitas varžybų dienas su manim, tikiuosi patiko. Jeigu patiko, nepamirškit palaikint, pasiekti kanalo, o mes susitiksim kitam video.